Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip atlikti chi kvadrato arba chi-squared testą JASP programoje. Naudosime programoje jau esantį duomenų rinkinį Dancing Cats. Visų pirma, atsidarome duomenis, Open Data Library, 5 skyrelis Frequencies ir Dancing Cats. Spaudžiame Open Data File. Tai yra sintetiniai duomenys, kuriuose tyrėjai tikrino, kas labiau motyvavo dresuojamas kates atlikti triuką. Tai yra paglostymai ar skanukai. Spaudžiame ant Frequencies, Contingency Tables. Tai yra kryžminės lentelės. Įsikeliame kintamosius į eilutes ir stulpelius. Einame į Cells kortelę ir pasižymėme varnelę prie Expected. Dabar matysime ir realius duomenis, ir tikėtinus duomenis, jeigu nebūtų ryšio tarp tikrinamų kintamųjų. Taip pat galime pasižymėti varneles prie Percentages, kad pamatytume procentinės kiekvienos eilutės ar stulpelio dalis. Chi kvadrato P reikšmė yra mažesnė už 0,05. Tai reiškia, kad yra reikšmingas ryšys tarp kintamųjų, dresavimo būdo ir kačių polinkio atlikti arba neatlikti triuko. Dabar efekto stiprumą galime pasitikrinti pažymėję varnelę prie Phi and Kramer's V. Phi arba Kramerio V koeficientas parodo, koks stiprus yra ryšys. Kuo reikšmė yra arčiau vieneto, tuo stipresnis tas ryšys. Kai kryžminė lentelė sudaryta iš 2 eilučių ir stulpelių, taikomas Phi koeficientas, o kai lentelė yra didesnė, taikomas Kramerio V koeficientas. Kai turime vieną laisvės laipsnį, angliškai degree of freedom, 0,356 yra interpretuojamas kaip vidutinio stiprumo ryšys.